pasišnekėjom apie sveikatą ir kaimynus, ir apie tuos, kurie išėjo, apie palaidą kaimo šunį, apie bažnyčią, apie dangų, apie pyragą, kuris sudžiūvo, todėl, kad niekas nebelanko. Užtiesk motulę, staltiesę baltą, ant mano stalo, prie vargo kelio. Vaišink motulę giliu tikėjimu, aklą ir kurčią vaikelį savo. Po tavo staltiesę motulę gyvenimai smilgerim kyšo, nariuota tavo siekia dangų, pakelta vėja mano kryžius, lietum išlijo sniegu išsnigus, diena kelis kart prailgėjus, sunertom rankom pirštus vis suksi lyg malūnus senus be vėjo. Užtiesk motulę, staltiesę baltą, ant mano stalo, prie vargo kelio. Vaišink motulę giliu tikėjimu, aklą ir kurčią vaikelį savo. Užtiesk motulę, staltiesę baltą, ant mano stalo, prie vargo kelio. Vaišink motulę giliu tikėjimu, aklą ir kurčią vaikelį savo. Vaišink motulę giliu tikėjimu, aklą ir kurčią vaikelį savo. Labą dieną susirinkusieji. Šiandieną mūsų šventę pradėjo Renata Gružauskienė. Ačiū. Šiandien susirinkome prie Baublių muziejaus didžių įvykių apsuptyje. Šiemet Baublių muziejus švenčia 200 metų jubiliejų. Ta proga Lietuvoje paskelbti muziejų metai, o gegužės 12 dieną Baubliuose buvo pradėtas Lietuvos muziejų kelias, kuris tęsis per visą Lietuvą ir pasibaigs rugsėjo 15 dieną Klaipėdos jūrų muziejuje. Nuo savo gyvavimo pradžios iki šių dienų senasis Baublys yra išklausęs daugybę prozos ir poezijos skaitimų, pradedant 19 amžiaus pradžios šviesuoliais ir baigiant poezijos pavasariais, kurie nekartą lyg sparnuotos paukštės buvo nusileidusios posmų pavidalų šioje pievelėje. Kelią į Baublių muziejų žino daugelis lietuvių. Ir šiandien čia atvyko būrys svečių iš visos Lietuvos ir kitų šalių. Tai poetai Vladas Braziūnas, daktaras Vytautas Rubavičius, Leo Butnaro iš Moldavijos, Alma Karosaitė, docentas daktaras Regimantas Tamošaitis, Aidas Marčėnas. Prašau visų susirinkusių tylos minutę pagerbti anapilin išėjusi Valdemarą Kuklų. Ačiū. Taip pat dalyvauja ir grupė mūsų rajono poetų.
kuriuos visi pažįsta, todėl juos pristatysiu kiek vėliau. Taip pat dalyvauja ir rajono vadovai. Baubliai tai vieta, kuri turi ypatingai stiprią trauką ir suteikia jėgų. Galbūt Baublyje tebegyvena Poškos dvasia. Todėl sveikinimo žodį norėčiau pakviesti tarti Bijotų seniūnas Steponą Jasaitį. Gerą dieną visiems atvykusiems. Eilinį pavasarį sakau, kadangi susirenkam iš eilės 4 pavasarį į gražią puikią šventę, prisimindami Danizą Pošką. Ir tuo labiau, kad šis pavasaris, matot, yra pagražėjusi, mūsų aplinka sutvarkyta. Mes labai džiaugiamės ir aišku labai džiaugiamės, kad Baubliai yra gyvi, kad vyksta poezijos pavasariai. Ir štai buvo mokinukai, poezijos pavasarėlį čia mes turėjom, kiekvienais metais irgi yra tradicinis, tai tikrai yra labai džiugu. Todėl labai sveikinu visus poetus ir svečius čia atvykusius ir linkiu gero skaitimo. Ačiū seniūnai. Kaip minėjo seniūnas, praeitą savaitę čia prie muziejaus vyko mokinių poezijos pavasarėlis. Moksleiviai skaitė savo kūrybos eiles ir išrinko net 2 laureates. Tai 9-12 klasių grupėje laureate tapo Skaudvilės 4 GB klasės mokinė Greta Kaplina ir 5-8 klasių grupėje laureate tapo Obelyno pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Kornelija Gestautaitė, kurias ir kviečiame pradėti poezijos pavasarį savo eilėmis. Prašom. Lapelio kelionė. Vėjas nunešė lapelį, tas lapelis į upelį. Upeliukas nešė, kol išlipti jį paprašė. Bet lapelis nenorėjo, vis pakrantės žiūrinėjo ir stebėjusi labai medžiais augančiais už tai. Bet užgibo gyvas želis už mažos jaunos šakelės. Tai pasibaigė lapelio įdomus, bet trumpas kelias. Labą dieną. Mane vilioja džiaugsmas, vilioja laimė, sapnuoja stoliai dar neatrasti. Gyvenimą jei padariau klaidų, tai buvo tai, ko nedrįsau daryti. Nešokau lietuje, nebučiavau tavęs, nors dar mylėjau. Nepasakiau sudie, kai to reikėjo, ir negrįžau, kai to prašėjai. Nepabuvau mėnulį, saulei, nedeginau laiškų, nors taip norėjau. Nebuvo ir nakties ant jūros kranto, kada mėnulis žvelgtų į akis tavas. Kai galėčiau tau dar pasakyti, laikyk tvirtai mano rankas. Jau niekada nesusitiksim pirmą kartą, nepriklausys mums žemė ir dangus. Nešoks tos tuščios, tamsios gatvės, nebedainuos ir medžiai apie mus. Nesustabdysiu laiko, kai man reikia, ir jo atsukti aš negaliu. Bet dar nemirsiu šitą naktį, gimiau juk aš ne drugeliu. Todėl nuo bokšto šokti aš galiu, kol laiko liko dar skraidyti. Žmogus gailėtis turi juk ne to, kas buvo, tik to, ko neišdrįso padaryti. Ačiū mergaitėms, o dabar paprašysiu šitą krepšelį nuvežti ant Dionizo Poškos kapo.